Sveiki prisijungę prie dar vieno gyvenimo projekto epizodo. Prieš pradėdamas laidą norėčiau visiems padėkoti. Ačiū, kad esate su mumis. Mūsų YouTube kanale gyvenimo projektas jau beveik 5000 sekėjų. 70% žmonių, kurie žiūri mūsų laidą, dar neprenumeruoja. Todėl kviečiu jūs tai padaryti. Jūsų palaikymas mums padės augti ir tobulėti. Taip pat skatiname jūs palikti komentarus, siūlyti laidos svečius, siūlyti temas. Mes kartu su komanda pasitengsime jūsų nenuvilti ir pasiruošime temas, kurios yra aktualios jums. Taip mes galėsime judėti į priekį ir tobulėti kartu. Na, o šiandienos tema apie sportą. Kodėl sustoja progresas? Aš identifikavau bent 10 vietų, kur mes galime sustabdyti savo progresą, kur reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip mes galėtume tobulėti ir judėti į priekį. Tai pirmas dalykas yra nepakankamas intensyvumas. Kaip suprasti, kad nepakankamas intensyvumas, tai viskas remiasi į mūsų širdies darbą. Kuo yra intensyvesnis širdies ritmas, tuo mes turime didesnį intensyvumą, tuo labiau suskatiname mes mūsų medžiagų apykaitą. Ir jeigu mes sportuojame ir jaučiamės, kad rezultatų nėra, mes turėtume atkreipti, jeigu turite laikrodį, galite pasižiūrėti savo širdies darbą, kaip greitai jūs atsistatote, nes kartais laikytis atsistatymo laiko minutės ar 2, kai mums užtenka 30 sekundžių, nėra tikslo. Mes taip gaištame laiko, todėl reikėtų intensyvinti treniruotes. Jeigu jūsų tikslas yra ištvermė, mes galime daryti ilgas treniruotės, bet kad būtų progresas ir mes matytume kažkokį tai pasikeitimą rezultatuose, tas progresas turi būti geras ir mes turime stumti save į priekį pastoviai. Tai didinkime intensyvumą, didinkime širdies darbą, tai yra toks kriterijus, kurį labai lengva visiems sekti. Na, o dar galite stebėti savo rezultatus naktį, tai yra širdies dūžiai nakties metu, pasižiūrėsite, kokia yra stipri jūsų širdis ir taip galėsime pasiekti pačių geriausių rezultatų. Nepamirškite, kad mes galime dirbti ištvermę kardiovaskulariniai sistemai ir ištvermę raumeniniai sistemai. Todėl ilgos treniruotės yra gerai ir labai intensyvios trumpos treniruotės yra gerai. Tačiau turbūt liaudiškai pasakius, jeigu neprakaituojame, tai greičiausiai to intensyvumo pas mus yra per mažai. Reikėtų save šiek tiek paspausti. Na, antras dalykas, kuris yra labai svarbus sporte ir turbūt galima kalbėti su bet kokiu sportininku, tai yra poilsis. Jeigu mes turime per daug streso, kurį sukeliame su savo treniruotėmis, ar mums stresas kyla iš kažkokių tai psichologinių faktorių, galbūt mūsų gyvenime yra kažkoks stresas, mums reikia poilsio. O poilsis yra reikalingas ne tik tai mūsų fiziologiniai sistemai, tai yra raumenims, bet lygiai taip pat ir mūsų galvai, mūsų psichologijai. Kai mes ilsimės, mūsų raumenynas atsistato, taip pat mūsų smegenys atsistato, mes taip galime pilnai funkcionuoti. Na, o poilsio laiką jau turėtumėte prisiderinti sąlyginai stebėdami savo kūną, tačiau kūnas dažniausiai atsistato pilnai per 48 valandas. Jeigu mes turime labai gerą formą, jeigu mūsų fitnesas labai geras, jeigu mes einame link profesionalaus sporto, mes puikiai galime atsistatyti ir per 1 parą. Tačiau mano patarimas stebėti savo kūną, stebėti bent 30 dienų pasikeitimus, jeigu jūs turite pasikeitimą psichologinėje būsėje, jeigu jums nerimas, jeigu jums yra kažkokios tai psichologinės problemos, greičiausiai jūs persitreniravot ir jums reikia pakankamo poilsio. Ir dar labai įdomus faktas, kad siekiant sportinių tikslų ir kalbant apie ilgamžiškumą, pats optimaliausias poilsis tai yra apie 7-8 valandas. Jeigu mes ilsimės iki 6 valandų, tai yra per mažas poilsis. Jeigu mes ilsimės virš 8 valandų, tai yra per didelis poilsis ir mes sukeliame stresą mūsų kūnai. Tokie jau yra moksliniai tyrimai ir tokia yra apžvalga iš mokslininkų. Trečias dalykas tai yra mes prastai maitinamės. Nesvarbu, ar jūs sieksite užsiauginti raumeninę masę, ar jūs sieksite numesti riebalinę masę, ar jūs būsite sportininkas ir norite greitai bėgti, greitai aukštai šokti, ar pasiekti dar kažkokių tai fizinių ypatybių. Jeigu jūsų mityba bus prasta, tai ir jūsų atsistatymas bus prastas, ir jūs neturėsite jėgų, neturėsite iš ko pasigaminti energijos, nes visi galvoja, kad kalorijos yra kalorijos ir mes galim valgyti bet ką.
Jeigu tai būtų tiesa, tai aš galėčiau valgyti tik tai šokoladą ir puikiai jaustis, bet mes puikiai suprantame, kad to tikrai nebus. Jeigu būtų ta teorija kalorijos yra kalorijos, tai mes galėtume ir vien saldainiais maitintis, ir vien šokoladais, bet jūs puikiai suprantate, kad jūs greitai prarastumėte visas savo gerasias savybės, nes mums reikia ir mineralų, ir vitaminų, todėl paprastas patarimas, kuo organiškesnė mityba, mums reikia ir skaidulų, nes paprastai maiste labai trūksta skaidulų, mums reikia sudėtinių angliavandenių, kad mūsų kūnas galėtų gauti ilgalaikės energijos, mūsų kūnui reikia baltymų atsistatymui. Šitie visi dalykai krūvoj, lygiai taip pat ir riebalai yra dar svarbus. Riebalai mums reikalingi ir hormonų gamybai, tai jūrinė žuvis, ir avokadai, ir alyvuogių aliejus. Tai kuo organiškesnis maistas, stumti į šoną perdirbtą maistą, tai yra pati paprasčiausia taisyklė, kaip susireguliuoti mums mūsų mitybą, nes tai yra labai svarbu ir tai įtakoja mūsų rezultatų nebuvimą. Dar labai svarbu paminėti, kad nesvarbu, ar mes mesime svorį, ar priauginėsime svorį, mums reikia žinoti savo dienos kalorijų normą. Jeigu mes iš akies valgome ir nematome rezultatų, tai greičiausiai reikėtų susirūpinti, kiek jūs maisto, kokį kiekį kalorijų įsidedate. Ir jeigu norite mesti riebalus, tai turite pasidaryti kalorijų deficitą. Jeigu norite priaugti raumeninės masės, turite pridėti kalorijų prie savo dienos normos. Tai galite susirasti formulę Google TDEE kalkuliatorius, tenai susivesti savo duomenis ir paprastai sužinoti, kokia yra jūsų dienos kalorijų norma. TDEE verčiasi Total Daily Calorie Expenditure. Total Daily Energy Expenditure, ne taip pasakiau. Ir sužinosite įsivedę savo amžių, svorį, ūgį, kiek jums kalorijų reikia sudeginti. Ketvirtas dalykas tai yra per mažas progresyvus tobulėjimas. Angliškai tai vadinasi progressive overload. Ką tai reiškia? Mes turime nepakankamą judėjimą į priekį, kai norime sukelti metabolinį stresą savo kūnui. Kaip tai mes galime padaryti? Mes galime padaryti įvairiais dalykais. Intensyvinti pačią treniruotę, galima pakelti svorį su kiekvienu setu, ar tai su kiekviena treniruotė. Galime trumpinti pertraukas, galime keisti pratimo atlikimo techniką, galime pakeisti kardinaliai visą treniruočių sistemą. Kuo mes daugiau šoko sukelsim savo organizmui, tuo mes geresnį progresą turėsime. Nes pats blogiausias dalykas mūsų kūnui yra, kai jisai prisitaiko, mes nesukeliam jam pakankamo metabolinio streso, kad jisai galėtų adaptuotis ir taip patobulėti, eiti į priekį. Duosiu paprastą pavyzdį. Jeigu mūsų streso lygis yra čia, mes turim sukelti metabolinį stresą stipriai aukščiau, kad mūsų kūnas galėtų adaptuotis ir taip adaptavęsis patobulėti. Nesvarbu, ar tai bus svorio stumimas, ar tai bus šuolis, bet mes turime stumti save į priekį, kad neužmigtume toje pačioje zonoje, kur mūsų kūnas neturės kur pasistumti į priekį, o jam bus labai didelė ir patogi komforto zona, taip paprastai pasakius. Penktas dalykas, kuris yra irgi labai svarbus, tai mes turim turėti įvairumą savo treniruotės. Mes negalim įsikabinti, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie svorio kilnojimą, tik tai krūtinės spaudimas už štangą, krūtinės spaudimas vienu kampu, krūtinės spaudimas kitų kampų, paįvairinkit savo treniruotės. Jūsų kūnas labai greit prisitaiko, todėl mes galime planuotis, galime daryti ir su kabeliais, ir su hanteliais. Yra šimtai pratimų ir šimtai variacijų, kuo mes didesnį iššūkį sukelsim savo kūnui, kuo mes daugiau skirtingų judėjimo krypčių panaudosim, tuo mes daugiau aktyvuosime savo raumenis į vieną visumą, nes yra ir tokių miegančių raumenų grupių, kurias mes sujungę į vieną raumenų grupę išgausime dar daugiau energijos. Tai gali būti ir didesnė padidėjusi jėga. Tai vat tokie svarbus dalykai yra, kad mes turim turėti įvairovę planavime. Taip pat tai galima pavadinti ir periodizavimu. Jeigu mes sėdėsime ant hipertrofijos metus laiko, tai greičiausiai tas progresas sustos. Kartais reikia išeiti iš savo komforto zonos, padirbėti ir jėgai. Bet čia, aišku, yra daugiau techniškesni dalykai, kur jums gali patarti treneris, arba galite patys pasidomėti, kaip reikia periodizuoti savo treniruotes. Bet iš esmės mūsų kūnas prisitaiko per 3-4 savaitės. Todėl reikia gana dažnai pasižiūrėti, ar jūsų programa, tą, kurią darote, jūsų kūnas nėra prisitaikęs, nes yra tokie
epizodai sporte, kai jūsų kūnas prisitaikys, jūsų progresas sustos, tai yra vadinama platėjų. Jeigu jūs norėsite judėti į priekį, jūs turėsite daryti kardinalius pakeitimus, nes kitaip vėliau progresas nuvažiuos žemyn. Toks jau yra sportas, tokia yra anatomija. Šeštas dalykas, kuris yra labai dažnas, tai yra nepastovumas. Ką aš turiu omenyje apie nepastovumą, kad žmonės galvoja, kad galima sportuoti 6 kartus vieną savaitę, 2 savaitę, o 3 savaitę galima pailsėti. Tikrai taip nėra. Jeigu mes norime matyti labai gerus rezultatus, mes turime turėti režimą. Ką reiškia režimas? Nesvarbu, ar jūs turit kažkokį vakarėlį, nesvarbu, ar jūs turit kažkokį gimtadienį ar atostogas. Jeigu jūs norit pasiekti savo užsibrėžtus tikslus, jūs turite kažką paaukoti. Mes negalime turėti visko ir turėti labai geras atostogas ir nesportuoti ir turėti rezultatus. Ir reikėtų suprasti, kad pastovumas, režimas ir disciplina atves mus prie gerų rezultatų. Jeigu pagalvosime apie tipinį tokį tikslo siekimą kaip svorio metimas, mes 30-40 metų nieko nedarėm, auginom pilvą, o dabar negalim pasilaikyti režimo bent 3-4 mėnesius, kad įsivažiuotume į rutiną. Tai atsiprašau, ar tie tikslai yra mums pakankamai tvirti ir stiprus, jeigu mes taip lengvai pasiduodame. Tai reikėtų pasirūpinti tom, kad mes turėtume pastovumą. 7 dalykas tai yra sportavimas bet kaip. Mes pasižiūrime, kaip sportuoja Tomas, kaip sportuoja Antanas, kažkur kažką supratom, kažkur kažką nesupratom, kažką draugas pasakė. Labai yra svarbu suprasti, kad reikia konkrečiai žinoti, kokiam tikslui jūs sportuojat ir ar tas pratimas atitinka jūsų tikslus. Nes mes kartais sportuojam jėgai, tačiau darom pratimus ištvermiai. Mes sportuojam ištvermiai, darom pratimus jėgai. Todėl reikėtų žinoti konkrečiai, ar jūsų atliekami pratimai atitinka jūsų pasirinktą tikslą. Taip mes galime tuos tikslus keisti, bet reikėtų konkrečiai žinoti, ar jūsų susidarytas planas atitinka kelią, į kurį jūs einate siekdami savo tikslų. 8 dalykas. 8 dalykas yra labai svarbus, tai yra stresas. Mes turime savo kūnui sukelti metabolinį stresą, kad jisai galėtų adaptuotis ir taip patobulėti. Tačiau viena iš priežasčių, kur mūsų progresas sustoja, tai yra per didelis stresas mūsų kūnui. Jeigu mes perkrauname savo kūną, jeigu mes persitreniruojam, mes galim treniruotis 6 treniruotės, 7, 8. Jeigu mes neduosime pakankamo poilsio savo kūnui, tai mes nepailsėsime. Tarp kitko, stresas kūnui, nes mes turime sukelti stresą, kad mes tobulėtume. Stresas kūnui yra ir pertraukos, tai yra nesitreniravimas. Ir duosiu labai puikų pavyzdį, kurį girdėjau. Jeigu kosmonautai išskrenda į kosmosą ir tenais nieko nedaro, ar tai yra stresas mūsų kūnui? Taip, nes kūnas yra nesvarumo būsena, jisai turi adaptuotis. Todėl turime suprasti, kad net nesportas yra stresas, per kurį mes tobulėjame ir einame į priekį. Taigi, turime sukelti stresą, kad mūsų kūnas adaptuotųsi ir eitų į priekį. Taip pat stresas gali būti ir psichologinis. Todėl kartais gyvenime, jeigu turim kažkokių problemų, tai gali stabdyti mūsų rezultatus. Turime surasti tai, kas įtakoja mūsų stresą, turime išsispręsti, nes stresas taip pat skatina kortizolio gamybą, o ypatingai kortizolis trukdo tiems, kurie nori nusimesti riebalus, nes kortizolis stumia visus riebalus į juosmenį. Todėl reikėtų susitvarkyti su stresu. Ir taip pat turite žinoti, kodėl yra sakoma, kad geriausias treniruotis iki valandos. Tai yra optimalus laikas, tačiau jeigu sportuojate labai intensyviai, dažniausiai po 45 minučių iki valandos tam tarpe pradeda gamintis gana intensyviai kortizolis, kuris gali ardyti jūsų raumenis. Todėl turėtumėte žinoti, kad kartais yra geriau pasidaryti, mano nuomonė, jeigu einate link profesionalaus sporto, 2 intensyves treniruotės su poilsiu tarp jų, sakykime, vieną ryte, kitą vakare, ir taip išvengsite kortizolio perteklius. 9 dalykas. Kartais mes sportuojame, nematome rezultatų, bet nežinome, kad turime kažkokių tai medicininių problemų. O tos problemos gali būti ir skydliaukės sutrikimas, ir galime turėti tokį polinkį į antro tipo cukrinį diabetą. Bet vėl, viskas yra labai susiję, mes turime stebėti savo kūną, jeigu mes maitinsimės gerai, jeigu bus mūsų poilsis geras, jeigu mes žinosime savo dienos kalorijas, jeigu mūsų bus treniruotės gerai sudėliotos, tačiau vis tiek jūs nesijausite gerai
komfortabiliai, jūsų sveikata bus bloga, reikėtų pasižiūrėti, ar jūs neturit kažkokių tai problemų su savo sveikata, kas yra iš tikro gana dažnas reiškinys. Ir 10 dalykas, kuris labai svarbus, mes neturime užsibrėžę aiškių tikslų. Labai svarbu suprasti, kad tie tikslai gali būti ilgalaikiai, gali būti vidutinio ilgio ir trumpi. Taigi, jeigu jūs užsibrėžite ilgalaikius tikslus, tokius kaip nori nusimesti 30 kg ir kitų tikslų neturėsit, tai jūs pradėję sportuoti prarasit motivaciją, nes galvosit, taip sunku pasiekti mano tikslą, aš esu nevykėlis, man yra labai sunku, bet jeigu užsibrėžit tikslą, pavyzdžiui, nusimesti kelis kilogramus, pasiekę tą tikslą trumpalaikį, jūs galvosit, koks aš šaunuolis, jums padidės motivacija, lygiai taip pat kaip žmonės sako, aš negaliu bėgti 10-15 km, man per sunku, tai jūs eikite kilometrą, 1,5 kilometro, tegu tai būna jūsų dienos tikslas, tegu būna kito mėnesio tikslas kasdieną nueiti po 3 km, po to po 5 km, jūs tai pasikelsit motivaciją, jūs galite išsikelti tikslą, kad jūs turit sveikai maitintis mėnesį laiko, turite maitintis atitinkamą skaičių per dieną, žymėtis, vesti savo užrašus, kuo jūs turėsit daugiau disciplinos ir užsibrėžtumo, kuo jūs turėsit daugiau režimo, tuo bus jūsų rezultatai geri. Ką turėtume suprasti, kad tokie dalykai kaip nuėjimas į šoną, ieškojimas greitesnio varianto, sporte siekiant tikslų tikrai nepadės. Aišku, yra įvairiausių trenerių, kurie sako, galima šiek tiek tenai nukirpti, galima kažkur nesveikai pavalgyti, bet aš galvoju, jeigu jūs jau atėjote į sporto salę, jeigu jūs investavot savo laiką, čia kaip mokyklai, jeigu jūs atėjote į mokyklą, atsisėdot, tai reikia ir mokintis. Jeigu mes sėdėsim telefonė atsisėdę ir gaišim savo laiko, nesikrausim tos informacijos į save, tai mes iš tikro taip praradinėsim savo laiką. O kitas dalykas, kuris galbūt padės jums sugrįžti į sportą, nes jūs praradot motivaciją, vieno dalyko mes ko negalim nusipirkti, tai yra laikas. Nepamirškit, kad su kiekviena minutė, su kiekviena diena, savaitė ir metais mes senėjame. Kuo jūs būsite vyresni, tuo jums bus vis sunkiau ir sunkiau pasiekti rezultatų. Tačiau iš kitos pusės noriu pasakyti, kad pradėti sportuoti tikrai nėra vėlu niekada. Net ir 70-80 metų žmogus gali sportuodamas pasiekti labai gerų rezultatų. Tai yra užsidėti raumeninės masės. Jeigu jūs sportuojate pirmą kartą, pas jūs progresas kaip tik gali būti labai įspūdingas. Tačiau, kad neprarastumėt motivacijos, užsirašykite, atsiminkite šitos 10 dalykų, nusiųskite draugams, kurie galbūt prarado motivaciją, galbūt šiek tiek padėjau jūs užvesti ant kelio. Ačiū, kad žiūrėjote šitą laidą, lauksiu jūsų komentarų, nepamirškite prenumeruoti kanalo, jeigu jums šita laida padėjo, jūs net neįsivaizduojat, kaip mes būsime jums dėkingi. Tikiuosi susitiksime ir kitose laidose ir ačiū, kad žiūrėjote ir geros dienos ar gero vakaro, kad ir kada jūs žiūrite šią laidą ir taip pat norėjau padėkoti tiems, kurie mūsų klausosi Spotify kanale. Iki pasimatymų.